Sveiki, gerbimieji. Šiandien mūsų panelis yra Meet Lithuanian Film Industry ir jo tema gyvenimas ant ribos, kaskadininko darbas ir labai prašau pasitikite Andrių Arbakan. Štai jisai. Labas, Ere. Sveiki. Va, žiūrėk, gal tada taip ir pasiskirstom. Paukšt, aš čia. Prašau, prašau. Tai aš kaip tik padovanosiu jums maškinėlį, nes aš jau dirbu... Bet į mikrofoną viską reikės sakyti. Labai atsiprašau. Aš jau padovanosiu, nes aš irgi dirbau paskutiniu Fast and Furious 10 ir aš buvau kaip vienas iš šokolių. Jau 10 išėjo? Taip, išėjo. Ir bus 11. O padovanoju jums maškinėlį. Bro! Ačiū tau labai. Ačiū gerbiamasis. Dėkui labai. Gerai, tai tada, Andrėjau, pradėkime gal tada nuo paties elementariojo susipažinimo su kaskadininko profesija, kuri yra miela, švelni, džiuginanti. Bet kalbėti apie profesiją mes pakalbėsime, bet man atrodo, kad iš pradžių geriausia būtų tiesiog hebrai paimti ir parodyti, kuogi užsijama kaskadininkai. Mes turime video. Taip. Tai iš karto šokime į pirmą video, ponios ir ponai. Bum! Outland King. Čia kaip tik aš ir 3 spalnį. Čia yra vėl Outlander. Čia kaip tik bus neoficialus pasaulio rekordas po degimo. Čia tas paskutinės... 8 sezonas. Taip, paskutinė... 24 žmonės. Kur visus supykdė. Jo, tai... Pozicijas. Wow! Ir aš žiūriu Game of Thrones, vatavat, ir vis dar pikta, žinok. Paskutinis sezonas, vis dar pikta. Kaip vaikai, patiko smurtas? Taip. Gerbiamasis, čia viskas, ką mes matėme. Ne, bet sakau, viskas, ką mes matėme, čia buvai visur.
Tik tai šitą. Jo, buvau visur. Visur. Čia dabar paskutinė ta degimo scena. Vat, tarp kitko, kai aš žiūrėjau patį Game of Thrones, tą paskutinę jau reiškės finalą, man buvo įdomu, kiek yra tenais FX-o, o kiek yra tikros liepsnos. Tai ką jūs matėt viską iš drakono, tai čia yra netikra, o visi tie žmonės, kurie degina, čia yra tikra liepsna. Čia buvo viską gyvai. Tai drakonai ką tenais viską, o jūs jau degėte... Gyvai. Kaip jaučiasi žmogus, kuris... Pragarė. Nu, vad žiūrėk, šiaip žmonės įvairių profesijų pasirenka. Kaip sugalvoja žmogus, žinai ką, aš noriu, kad mane spardytų, degintų, noriu kristi ant smaigų nuo... Kaip tai vyksta? Nu, pasakė, bus degimas, bus daug žmonių, sako, gerai. Ne, bet aš kalbu apie pačią tavo pradžią. Ar tu nuo vaikystės buvai tas, kurio mama ramių akimirkų labai neturėdavo daug? Jo, aktyvus buvo. Karstėsi... Jo, nu, kaip, viskas prasidėjo čia, o Lietuvoje, ir čia dar buvo 98 metai, jeigu atsimenat, toks buvo. 98 metai, Kauno Žalgiris paima Saporto taurę. Ne, čia 90, turbūt, aš tik atsimenu tą periodą, kada dar buvo tas Antakalnio studija ir ten filmavo tą filmą, kaip pasakyti, Robin Hoodo nuotykiai. Robin Hoodo nuotykiai, aš prisimenu tą serialą. Mano viena iš įspūdingiausių scenų, kurias aš esu matęs, tai kaip mongolai Anglijoje sėdi ir valgo bulves. Tai... Būtent taip ir. Tai buvo įspūdinga. Tai, ir tada tau buvo kiek metų? 18. 18 metų ir kaip įvyko pati atranka į tą pirmą serialą? Nes tai buvo viena iš pirmųjų užsienio produkcijų Lietuvoje, jeigu aš gerai prisimenu. Taip, o čia, kai viską prasidėjo, aš užsiminėjau kovos menai, kurie vadinasi Netnam, čia kaip tik yra mano treneris. Netnamas. Tenais, kur šokinėti reikia daug, labai gražus kovos menas. Tai čia kaip tik irgi mano treneris buvo ir vaidino šitam filme. Sveiki, serė. Taip, tai ir čia nuo viską pradėjo. Aišku, ir Tomas tuo metu irgi ten pradėjo dalyvauti. Saulės, viskas, kaip aš suprantu, prasidėjo nuo ten. Mhm. Ir pirmoji pati scena. Ką reikėjo daryti? Nu, aš kiek dabar atsimenu, nes aš buvau dar labai jaunas, aš ateinu, stovi daug aktorių Amazonių, imkit kardus, reikia daryti background fightą, o su jais. Bet kiek tu... Ir viskas, čia visas instruktažas. Jo, aš jau kiek atsimenu, dabar taip ir buvo. Jo. Dabar jūs eikite, o bent pasakė, kurie laimėti turi. Ne, sakė, kad patys susitarsit vietą. Tais laikais viskas vykdavo for reals. Kurie laimės, tie laimės. Geras. Ir, o kiek už pirmą filmavimą gavai pinigų? Ten turėjo būti vos ne 20 litų. Žinokit, net neatsimenu. Nu ir gerai. Ir pakovoji su Amazonėmis ir galvoji, good. Jo, o patiko ir tada buvo dar čia porą filmų, jeigu girdėjote, buvo Rome of Empire. Jie buvo čia labai daug metų, čia buvo BBC productionas, kur darė dokumentinį. Ir aš kaip tik... Man atrodo, aš esu matęs. Taip, jo, jis labai populiarus buvo kažkada Lietuvoje. Jo, okei, taip. Ką tenais reikėjo daryti? Nu, aš pirmą kartą gavau ten rolę kaip Kaligula. Ir man reikėjo... Kaligula? Jo, ir aš dar buvau labai jaunas. Kaligula tenais įvairių triukų darydavo. Taip, jo, tai ir man reikėjo ten bučiuotis ir ten daryti to, ko aš nebuvau pasiruošęs. Va čia ir yra įdomioji dalis kaskadininko darbo, nes tu niekada nežinai, ar reikės į snukį gauti, ar plikų užpakaliu ten kažką, tai kitus dalykus daryti. O tokius dalykus dažnai nedarom, bet... Bet jeigu reikia, jeigu paprašo. O dažniausiai tokį nestinka, čia jau kita sfera. Gerai, ir
Kaskadininkai, jie yra specializacijos kaskadininkų, nes aš įsivaizduoju, kad klasifikacijos visose yra. Yra aktoriai, tai yra teatro aktoriai, kino aktoriai, tenais kažką tai. Pas kaskadininkus yra skirtingų kaskadininkų rūšių klasifikacijų. Jo, o tai yra labai populiaru Anglijoje ir Amerikoje. Kad kiekvienas, pavyzdžiui, jeigu jis labai geras ant mašinų ir dažniausiai čia būna tie žmonės, kurie olimpiniai čempionai arba pasaulio čempionai ir jie nori tęsti, tai jie dažniausiai pataiko į tokias komandas ir kur jie valdo tą komandą, o sukuria, jie pasiema pačias geriausias, pavyzdžiui, kaip Fast and Furious 10, ne? Jie pasiema pačias geriausias vairuotojas pasaulyje. Ir su jais lengviau yra dirbti, jie tokiu būdu tampa kaskadininkais. Ok, tada yra kovotojai. O kovotojai, aš dažniausiai kaip ir, Anglija mane žino kaip kovotojai. Jeigu reikia ten kokią aktorinį su aktorium ten daryti kovą, tai aš būtent iš tokių. Tai pats esi, pereikime tada šiek tiek per filmus. Pats esi Danieliui Craigui mostelėjęs, ne? Jo, aš, jeigu iš tikrųjų, ten buvo biškim maža istorija su jo, nes su pirmą kartą 2004-2005 metais, čia dar buvo, o Latvijoje jis vaidino tokį filmą, vadinasi Arhangelskį, ir jis vaidino, kaip buvo, jis, o norėjo sužinoti daugiau apie Staliną, kaip žurnalistas buvo. Mhm. Ir man pasisekė jų dubliuoti pirmą kartą. Aš būtent jo dubleris buvau. Tu buvai dubleris Danielio Craigo. Danielio Craigo. Dar tuo metu ne Bondo. Ne Bondo. Dar tuo metu šiaip Danielio. Po to čia dar filmavo vieną filmą, vadinasi Defiance, iššūkis. Labai geras filmas, man labai patiko, apie partizanus. Jo, tai čia buvo jo paskutinis filmas, kur aš irgi su jo čia Lietuvoje dirbau ir po to mes jau susitikam jau tik Anglijoje. Ir čia po šito iššūkis filmo jau buvo pirmas pasipriešinimas. Bondas. Defiance, jo. Ir tada tu gauni skambutį, yra toksai, žiūrėkit, yra toksai filmas čia, tokį statome, gal esate girdėjęs, Jamesas Bondas. Kaip vyksta jūsų užverbavimas, įdarbinimas į tokius filmus? Šiaip mes kaip freelancer, pavyzdžiui, jeigu kalbant UK arba Ameriką, arba jūs sukūrėte savo kompaniją, irgi pavadinti ją kaskadininkai, arba jūsų freelancer, nes Anglijoje egzistuoja tokia kaip BCR, British Stand Register, kur jūs oficialiai išlaikot 6 kvalifikacijos ir galėsite tapti kaskadininku. Aš kaip tik irgi priklausau ir lietuvių, ir anglų federacijų. Ir tada jie žiūri pagal... O tada kastina? Ne, pas mus yra knyga oficialiai, kur visi kaskadininkai, nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio, kur yra tik koordinatoriai. Ir šitoj srityje dažniausiai vienas kitą labai gerai žino. Aš kalbu apie Angliją ir taip pat kaip Lietuvoje, bet šiaip mes dirbam su viso pasaulio. Važinėjame per visą pasaulį, tai vienas kitą jau labai gerai žino. Jeigu tik nauji kažkokie žmonės atsiranda, bet šiaip jau ten aš daugiau dirbu negu 20 metų, tai vienas kitą žino jau taip pat. Gerai, beje, tik tai aš noriu pasakyti, kad mes turime mikrofoną. Štai čia, jeigu jūs norėsite užduoti klausimų, galite iššokti mūsų diskusiją absoliučiai bet kuriuo metu. Tai Jamesas Bondas, ką tu veiki Jamesą Bondą? O Jamesą Bondą aš buvau dubleris, o dalį Bensono. Tai tau reikėjo ką daryti? Aš jo buvau asmeninis savo dubleris, aš buvau... Jo, bet ką reikėjo daryti? Viską. Plati savoka? Jo, tai buvo muštinis, buvo su motociklu, buvo su virvėm ir buvo aukšti kritimai. Kiek aukšti kritimai? Šitas nebuvo, jis įspūdingas. Aš galėsiu po to papasakoti. Nes čia reikėjo nusileisti ant kojų, ką dažniausiai kaskadininkai jau nedaro. Ant kojų reikia nusileisti? Jo, o ten buvo padarytas boksai, o kartoniniai. Bet dažniausiai mes prieš leidžiame, o turime išsiskliesti, kad o mažiau tas smūgis būtų. Bet dėl to, kad čia buvo liftų šachtoj, jūs negalite, jūs turite taip, kaip šokote, taip ir turite nusileisti. Kokie tada yra saugumo, kaip keičiasi saugumas, kai tau reikia kristi, vienas dalykas yra ant nugaros, o kitas dalykas ant kojų, čia... Ne, o dažniausiai visi kaskadininkai ant galo
nusileidžia nugarą. O čia yra pagrindinis, visi mokosi. Labai mažai kas šoka ant kojo, nes čia yra pavojinga, kad jūs perėsite per visas boksus ir atsidursite žemėje. O boksai yra kaip jie atrodo? Čia paprasti šitie kartoniniai koropkės, kur, pavyzdžiui, jų yra ten dvigubas, trigubas ir mes darom sluoksnius. Aha. Tai, pavyzdžiui, jeigu ten kritimas, pavyzdžiui, kaip aš darau, čia nebuvo labai aukštai, čia buvo 8-9 metrai. Tik tai 8-9 metrai. Bet čia Čia nebuvo kaip iš 3 aukšto iššokti. Maždaug. Oi, kam nėra tekę? Jo, tai buvo, kaip čia pasakyti, 5 layers boksas. Aha, 5 sluoksnių. Apie 5 sluoksnių. Ok. Iš kiek aukščiausiai tau teko šokti? Čia buvo apie kažkur 17-18 metrų. 17-18. Čia jau mes turime rimtesnį, 7 aukštą. Jo, kažkas tada. O kaip pasiruošti šitam reikalui? Jo, tai vat, pas mus irgi Anglijoje yra kaskadininkai, kurie daro paprastiems žmonėms, kurie, pavyzdžiui, nori išmokinti tą sritį. Jie padaro tokius kursus, kuris pradeda, pavyzdžiui, nuo 2, nuo 3 metrų, nuo 4 ir taip pasluoksniai auga tai į aukštį. Ir jeigu jis jau... Iš pradžių reikia išmokti kristi, ne? Taip, aišku, taip jau. Tai čia dažniausiai visi jau kaskadininkai, kurie jie visi perėjo per kovos menus, jie dažniausiai visi moka kristi ir įeina į tą registrą būtinai, kad jūs išsilaikytume arba aukštuminį šuolį į vandenį, arba gimnastiką. 18-19 metrų, kai tu stovi tenais. Nes kiek yra tas... Nes pavyzdžiui, kai tu prieš eidamas į sceną, iš savo tiesiog, kaip aš dylinu su adrenalinu, tai kažkuriuo tai metu tiesiog išmoksti tą adrenaliną nukreipti į kitą pusę, kur tau tu pasidarai nebijai ir nori bėgti ir slėptis, o tu nukreipi srautą į tą pusę, kad tu esi toksai užsivedęs ir excited. Kaip pas jūs vyksta dylinimas su adrenalinu ir ar iš viso baimės egzistuoja? Bijoti nėra blogai. Bijoti nėra blogai. Jeigu nebijai, tai sako durnius esi tada. Taip. Nes ko jūs daugiau apie tai jau galvosite, vis tiek jūs, pavyzdžiui, jeigu čia labai sunkus triukas, jūs apsisukat jį daug kartų. Nes jūs norite padaryti vieną kartą, bet labai gerai. Tai dėl to jūs, o čia mes dabar kalbam, aš nuėjau ir nušokiau, ne, o tengi gali būti, aš galiu būti ir padegintas, kostiumas, o nepatogus, visų jūsų apsauga, o nepatogi. Ir čia, ir dar plius jūs turite atvaidinti, kad čia nebūtų paprastas šuolis, o kad, pavyzdžiui, jūs nužudė arba jūs dabar negyvas, o tai yra pats ir svarbiausias dalykas, kad jūs turite vaidinti. Tai tu dar priedo turi ir užsidegi, nukrenti ir tada vaidini, kad tau... kad tu guli ir miręs. Čia jau nuo pat pradžios, o kai padarėte 3, 2, 1 action, tada jūs pradedat vaidinti. Ir kol nepasakė cut, jūs vaidinate iki to, kol nepasakė cut. Tai tu esi degęs daug kartų. Taip jau. Man yra fantastika, su kokiu lengvumu tu kalbi, nes mums civiliams tai yra žmogus degė. Pas tave yra, jo, degiau, taip. Taip. Kiek tu kartų esi degęs? Gal 3-4 tokius, o rimtus. Rimtus. Bet to tenais šitie visi nesiskaito. Kas yra rimtas degimas? Čia kaip mes darėme, o čia buvo neoficialus pasaulio rekordas, o dėl to, kad HBO negalėjo atiduoti tą video, kad pateikti, kad čia buvo oficialus rekordas. 23-24 žmonės. 24 žmonės degė. Jo, taip. Ir aš buvau pačiam apsnute. Tai kur aš neapsisuku, visur dar ugnis. Ir o pirmą kartą toks jausmas, o aš turbūt pragerė. Taip, kai tu stovi pačiam centre ir aplinkui dar dega 24 žmonės, praktiškai arčiau jau nelabai ir įmanoma prie pragaro būti.
Nu, va toks jausmas ir buvo, biški. O gerai, pavyzdžiui, nes aš įsivaizduoju, kad kaskadininko darbas 90% susideda iš planavimo, ne? Tu turi suplanuoti, susidėlioti, viskas turi būti pilnai kontroliuojama. Papasakok apie pasiruošimo triukams metodologiją ir kaip jūs tą darote. Nu, taip, iš esmės, kaip jūs sakėte, 90% čia jo, bet kartais atsitinka, kad reikia daryti, o dėl to, o kaskadininkai ir būna, kuriuos reikia ruošti, kada jūs turite laiko, turite pinigų viskam ir tada padaryti triuką, bet būna, kada to nėra, ne laiko ir reikia, o vietoj viską organizuoti. Aišku, tie kaskadininkai jau yra aukšto lygio, kurie darė daug kartų, jiem galima patikėti, tu tiesiog atiduodi jiem šitą sceną ir mes viską padarome. Nu gerai, bet pavyzdžiui dabar tas, kaip vyko pasiruošimas to 24 Game of Thrones, to finalinės serijos, kaip vyko paskutinės scenos planavimas? Pavyzdžiui? Jo, nu, o pavyzdžiui, jinai prieš 3 dienas mes susirinkom visą hebrą, nes ten visas procesas yra. Ir jis iš tikrųjų labai ilgas, aš nežinau, nu, aš pabandysiu trumpai papasakoti. O pirmą dieną mes ateina hebra, nes jūs jau turite savo partnerį arba dar 2 žmonės, čia priklausoma, kiek odeginčių ir kiek žmonių yra. Nes tuo metu dalyvavo ten 70 ar 80 žmonių, o labai ten daug buvo. Ir šitas jūsų draugas jūsų prižiūri, jums padeda viską užsidėti, nes čia yra labai daug sluoksnių. Žaidžiama, sakau, dirbama porom. Taip, jo. Ir jis jau turi irgi būti labai experience, pastovi jūsų padėti, nes, žinokit, ten yra tokia psichologinė šitas, kada jūs užsidėt maskę, jūs turite tik mažiuką, čia, o tarpelį, kuris galite kvėpuoti. Aš dariau testą, aš pajudėjau 20 sekundžių ir viskas, aš negalėjau daugiau kvėpuoti, nes man neužteko, o kada jūs Oro srautas tiesiog yra per siauras, jo, ne? Nes adrenalinas pakyla, jums reikia kvėpuoti ir žinokit, čia bet palauk, labai... kaip tu kvėpuoji per vamsdelį, jeigu tu laukia ugnis? O vamsdelis yra viduj, o kaip tik ugnis atsiranda, jūs užkandat jį, uždarot. Ir viso degimo metu tu turi nekvėpuoti. Taip. Kiek galima neiškvėpuoti? Nu, šitas ir buvo apie 40-45 sekundės, nes kai kurie kaskadininkai, kurie ruošiasi šitam triukui, nes įsivaizduokit, čia vis tiek ir psichologiškai, jie kai kurie specialiai eidavo į baseinus ir sėdėdavo ir bandydavo. Bet tai yra fantastika, kai pagalvoju apie pačią sistemą. Vadinasi, tu turi judėti, eikvoti deguonį, tavo deguonės srautas, kurį tu į save įkvepi, yra labai siauras. Tai vadinasi, tu iki to užsidegimo tau pradeda stigti deguonės. Jo, nes, o kada ateina... Nes tu judi, tu eikvoji deguonį, tu neturi pakankamai plataus jo... Tai žodžiu, jo, tai ir tu... Plius adrenalinas. Kur prasidavo. Gerai, nu ir tvarkoj. Ką tada tu rengiesi? Jo, nu, o pas mus dažniausiai yra, šitam buvo, man atrodo, nuo 2 iki 3 sluoksnių, kur jūs turite, jie specialiai yra ugnį. Jūs prieš 24 valandas įdedat į specialią gel, kuris turi, jis atsparus yra ugnį. Taip. Ir užsidės tos visus sluoksnius. Labai udas kanaliai, kad jokio nebūtų tarpelė, nes jeigu bet kokią tarpelį paliksit, čia bus problema. Po to eina raisuit. Oficialus tas, kur šitie visi... Formulės 1 visokie, mes taip lenktynininkai. Ir va tada jau eina visas kostiumas ant viršaus. Ir tada... Bet realiai tada turi vieną teiką, ne? Nes tam, kad persidėtum viską... Maždaug 4-5 valandas. 4-5 valandas. Iš vieno teiko padarėte tą degimą? Ne, iš 2. Iš 2. O kas pirmam buvo blogai? Žinokit, nežinau. Nepasakė. Nu, žinokit, kada mes... Nes yra dar toksai šlykštus dalykas filmavimo aikštelėje. Vienas iš šlykščiausių dalykų, kurį gali aktorius išgirsti, yra, viena for safety. Tai mums for safety, tiems, kurie tiesiog vaidina, paėmė ir pakartoji. Jums for safety reiškia 5 valandos dar pasiruošimo. Jo, bet aišku, mes už tai dar ekstra gaunam. Tai ir... Good point. Good point.
Kuo skiriasi kaskadininko darbas nuo kaskadininko koordinatoriaus darbo? O kaskadininkas tik atlieka triukus ir padeda koordinatoriui, o koordinatorius koordinuoja viską. Kokias didžiausias muštynės esi koordinavęs? Arba dalyvavęs? Nu, tai vat manau... Pats beje, iš kurios Lietuvos dalies esi kilęs? Iš Vilnius. Nu, iš Vilniaus, bet iš kurio Vilniaus? Nu, mes turime Žirmūnus, Šeškinę. O Justiniškių. Iš Justiniškių. Yeah. Justiniškėse žmonės moka organizuoti muštynės. Ja. Tai va, aš turbūt iš ten. Ar ten įvyko didžiausias, ar darbinėje srityje? Nu ne, žinokit, jo, turbūt nes pas mane yra dar vienas filmas, kurį dar aš negaliu jį kaip oficialiai, čia buvo, aš vaidinau gladiatorium paskutiniam, kur antram, bet aš negaliu apie jį dar šnekėti, nes jis dar neišėjo, bet ten labai jau geras. Ten bus dalyko, ne? Jo, labai jau geras scena buvo. Ir vienas gladiatorius, gladiatorius turi turėti tą didžiulę. Jo. Tai turbūt aš galėčiau prieš gal 2 tokius filmus. Tai čia buvo Hobbs & Shaw, kur aš dariau muštinį su Jason Stathamu. Ir turbūt pati, kuri yra aukščiausia, turbūt kol kas mano yra iš viena. Tai čia buvo su Daniel Craigu. Jasonas Stathamas yra smagus vyras. Pasimušti. Lengva su juo buvo dirbti, ta prasme, kad jisai daug įdėjęs yra darbo į savo kovos menų tobulinimą. Ar visada susitinki aktorius, su kuriais lengva dirbti, ar būna žmonių, kurie neturi nieko bendro su kovos menais ir jos reikia visiškai nuo nulio viską mokyti? Tai vat, ir buvo ten tokie, kad mane pastatė, nes vis tiek jūs turite labai būti geras. Jūs nepastatys su aktoriu daryti muštynę, kurią mes nedarėm jokio rehearsal, jokio. Nu taip, nes paukštų jam į akį ir savaitę jisai iškrenta. Arba jūs visam gyvenimui. Taip, o gali būti ir taip. Jo, tai vis tiek pastatys ir vis tiek jis ateina ir patikrina, aišku, ar jūs good enough. Ir jis, aišku, atėjo, pasižiūrėjo, ar su manim lengva bus, nes jis irgi, jis turi o ką veikti. Jis irgi labai profas, o ką jis daro. Nu, mes padarėm su kovą, 5 minučių gerai, filmavome viskas. Kaip yra skaičiuojama kova? Ar tai yra skaičiuojama veiksmais, pavyzdžiui, nes vis tiek tai yra choreografinė kompozicija, tai ar veiksmais, kvadratais, tipo, kaip tai yra skaičiuojama? O kuo jinai ilgesnė ir kuo daugiau jūsų veidas matosi, aš kalbu iš kaskadininkų pusės. Tai aišku, mums to ir geriau, bet dažniausiai atsitinka, kad visos kameros yra ant aktorius. Bet kartais pasitaiko, kad mes irgi vaidinam, o mes tai vadinamsi stunt actor. O kai yra momentų, kur tau reikia nerodyti veido, dėl to, kad tu dubliuoji kitą žmogų? O dažniausiai, bet šiaip dabar yra tavo technologija, jinai kaip tik, gal pamatysite vėliau, yra face replacement. Jie padaro tokius taškiukus. Ir jums visiškai, ir aš manau, kad čia bus tikrai, kuo toliau, o to daugiau ją naudos. Aišku, jinai dar labai daug kainuoja pinigų, labai daug. Ir nes čia, jūs įsivaizduokit, kiekvieną kadrą reikia įstatinėti tą veidą ir dar reikia, kad šitas veidas atitiktų, kad jis ten buvo agresyvus arba ten kovojasi. Bet čia aš manau, kad kuo toliau, o to daugiau to dabar atsiranda. Yes. Mes turime antrą video. Apie ką yra antras video? Jo, antras video čia, kaip žiūrovai gali tą visą veiksmą žiūrėti iš šono. Pažiūrėkime. Tu dabar mus nusivesi į filmavimo aikštelę ir į savo darbovietę, kaip jinai atrodo iš šalies, ne? Taip. Ko nemato žiūrovai, ponios ir ponai, antrasis. Čia Guardian of the Galaxy, čia Tarzanas, kas čia? Į mikrofoną, prašau. Čia Into the Badlands, čia amerikonų serialas. Transformers. Bro! O čia aš. Čia tu, broli, buvai? Taip, jo, taip. O čia galite pamatyti, kiek yra veiksmas didelis. Čia yra ką veikti, nepasimest.
Va, čia aš irgi, vat, degu, iš jų dešinės. Nu ir čia. Čia va šitas degantis? Taip. Geras. O čia būsiu, va, polisio. O tas, kuris... O kaip, galima truputį pastabdyti? Truputį pastabdam, pauzę. O kaip, vat, yra sprogimas, čia sinchronizuotas reikalas yra, ne? Yra sprogimas, yra kažkokia tai platforma, kuri tave pakelia, išmeta į orą. Jo, o čia tik buvo viena platforma parodyta, bet visi kiti buvo, čia buvo wirework. Nu, čia kada jūs... Ai, pakabina ant šniūro. Jo, ir žmonės stovi su mygtuku ir... Ir turi sinchronizuoti ir tave išmeta. Taip. Ir čia iš tikrųjų labai jau didelis darbas, nes įsivaizduokit, kad jeigu kažkas, nes čia dar kamera eina iki to momento, įsivaizduokit. Bet, o nepaprašiau tą patį mygtuką sprogimui ir platformai padaryti? O tai neįmanoma, nes čia skirtingi departamentai. Taip. Tai vadinasi, jeigu... Mes negalime pasitikėti mygtuką, kad spaustų kažkoks, nes, nu, įsivaizduokit, kada kas... Kažkoksai pirotechnika, supranti. Sorry. Oi, aha, ir čia yra, ir čia negali vien, geras, ok. Kas yra pavojingiau, ar nuo platformos skristi, ar aš įsivaizduoju, kad su ant šniūro saugiau, ne? Ne, ant šniūro kaip tik yra nesaugiau, nes šniūras gali nusikreipti į kitą pusę. Gali net, nu, ir buvo tokių, kad labai tokių sunkių ausų žalojimų. Nes jūs nesivaizduojate, kas atsitiks su tą virvę, nes jeigu jūs matėte, kostiumas jis irgi yra tas helmet, viskas yra, ir jinai gali užsikabinti belė kur. Ir tada iškart jūsų sukimas bus į kitą pusę. Ok, beje, jeigu norite paklausti ko nors, tai mikrofonas jūsų paslaugoms, pažiūrime dar, ką čia esi pridirbęs gyvenime. O, arklys. Va čia vat yra ta, ne? Oh, shit. Nu, gesinkit. Geras. Holy. Oh, shit. Čia tikras sunkvežimis? Jo, o čia yra tikras. O čia biškį gavau. Pastabdom pauzę, prašau. Kas tenais buvo? Nu, jūs matėte, kad užkriuksit. Tai... Ai, čia ant sprando kritai. Jo, nusileidimas buvo ne iš geriausių. O ne iš geriausių, konkretizuokite, prašau, ne iš geriausių. Nu, o čia kaip tik mes dėl to ir darom tos, kaip jie vadinasi lietuviškai. Repeticijas. O repeticijas, kad filmavimo metu to neatsitiktų. Ir čia kaip tik buvo ta, kada aš turėjau persiversti į priekį, bet pas mane buvo virvė per priekį ir aš negalėjau to padaryti. Mes galvojom, ir neužteko sukimosi momento, ne? Nes virvė mane susilaikė, dėl to aš taip nusileidžiu ant galvos. Ir ką po to? Nu, nieko, atsistoju, gerai. Gerai, dar pratęsim, prašau. O čia yra asmeninis su James Bondo, o dubleris. O šitoj scenoje aš sulaužiu stuburą. O, čia ant tų laiptų? Taip.
Linoleum. Čia ant kojų. Taip, Učenko, taip. Va čia tas ant kojų. Jo, nu kur neatrodantis, kad sunkus, bet... O kaip jūsų trečiadieniai būna? Va toks, vat. Wow. Ir kai tu kalbėjai apie, pavyzdžiui, muštynių scenas, ar tai būtų muštynių scenas, nu, bet koksai smūgis, jisai kadre turi atrodyti kaip realus. Kiek procentų, kaip apskaičiuoti procentus, kad jisai ir atrodytų, nes realiai tu gauni vis tiek. Nu, tu turi gauti. Ne, nu, stengiamės, kad... Nu, nesmarkiai, bet kontaktas tai būna. Ne, o dažniausiai ne, nes jūs negalite jokį turėti kontaktą su aktoriu, jeigu jūs tik nepaprašys, jeigu nesigauna, mes darom tą dublį jau daug kartų ir jeigu mes žinom, kad neišeina, jeigu jis jau paprašys. Ir tai, nu, žinokit, čia yra labai toks pavojingas. Supratau. Bet, pavyzdžiui, kad tu ant laiptų kritai ir susilaužiai. Jo, o ten iš tikrųjų viskas buvo padaryti, laiptai buvo padaryti minkšti, o dėl to aš taip ir ėjau labai lengvai, bet vis tiek yra ta galimybė, kad jūs pagausite ant to kampelio. Jūs buvote susitarę va šitą kulverstį daryti ir tu kritai ant nugaros ir tau lūžo stuburas. Taip, nu, čia jo, pora šitų. Man yra fantastika, kaip tu nori... Jo, stuburas susilaužiau, taip. Man tai yra fantastika, kad tai pas jūs yra absoliučiai normali traumos, yra kasdienybė. Jos jau nėra normalios, mes tengiamės, kad jų nebūtų. Bet čia taip atsitiko, kad aš susilaužiu, aš dar nežinojau, kad aš susilaužiu, dar padariau 3 kartus ar 4 ir tik po porą dienų... Jau tada tikrai susilaužiu. Dar iš pradžio gal... Žiūriu, kad biški gal dar nesusilaužiau. Ateik. Ne, aš tik po savaitės laiko supratau, kad kažkas negerai. Jūs esate antžmogis, serė. Mes turime klausimą. Sveiki, norėjau paklausti, ar yra kokių įdomių ypatumų, kai dirbat su kaskadininkais arkliais, ypač kai toj pačioj scenoje yra ir arkliai, ir sprogimai, ir ugnis? Šiaip tiesą pasakysiu, aš nesu arklininkas, aš su jais dirbu, bet aš jų visai nemėgstu, nes jie visą laiką mane daužo. Visą laiką. Ir jo, nes šiaip, o čia irgi yra procesas, kada tą arklį treniruoja, kad jis nebijotų to. O čia yra visas procesas. O dažniausiai tie arkliukai, jie jau apvaidina ten kokių jau 20 filmų, jie jau yra kaip ir žvaigždės. O dėl to tokius ir leido, kad jie darytų kažkokias, nes kitaip jūs negalite paleisti paprastą arklį, jis išbėgs. Ir būna jau tų gerųjų arklių, kurie yra... Vienoje scenoje aš jums parodysiu. Aš tikrai nusileidžiu ant arklio, jis ten neturėjo būti. Jis tik atsikėlė ir matė, kad aš tam bum, ir jis pabėgo, dar tam porą valandų į miškę gaudavo. Atsitinka tokių scenų. Geras, mes turime dar vieną video. Serė, dar norite kažką tai? Nieko, ačiū. Ačiū Jums labai. Ačiū labai už klausimą. Mes turime dar vieną video, kurį norime paleisti. Čia jau bus tavo... Jo, jau mano asmeninis, kada, pavyzdžiui, jeigu jūs mane nežinote, kaip kaskanininką aš parodau, aš tokius triukus dariau. Ok, bandom. Ir pasiruoškime ten pauzės dėlioti. Kur norėsi iššokti, jau tu sakyk. Va čia, Stop. Matot, aš jau skrendu ir Geras. Mes turime 10 sekundžių atsukimą. Labai gerai. Galime dabar paleisti, prašau? Va. Matot, šitą arkliuką neturėjo čia būti. Galime dabar, žiūrėk, įvesk mus į šitą sceną. Čia tu lėkėjai, čia tu prikabintas ar ant virvės, taip. Taip, tu tuščias ir tu varai kažkur, tai jau reiškia skrendi. Nuo sprogimo. Nuo sprogimo tu skrendi. Ir... Turėjau nusileisti tik ant žemės. Turėjai nusileisti ant žemės, žirgas turėjo kitą nuomonę. Jo, jis nusprendė atsigulti ten, kur aš turėčiau nusileisti. Va, gerai, dabar atsukime 10 sekundžių, pažiūrėkime, kaip tai viskas atrodo realybėje.
Cool. Sorry, aš jums... Ai, ta prasme. Jums pasukti gal jį? Mes čia turim kaskadininkų. Ai, tai aš jūs galiu pragaidinti. Dabar play. Boomed. O čia jau toliau, Va. čia jau toliau nuėjo, bet aš manau, kad galima žiūrėti toliau. Gerai. Va čia Wonder Woman. galite pamatyti ją. Oh, nice. Assassin's Creed. Aha. Kuris čia tu? Va, o šitą raudonas buvo. O čia būsiu o krašte, va ten kaip tik su aktoriu. Jau šitai, viskas čia jau gyvai padaryta, va, ten kampe. Čia jūs judate su arkliais Taip, ir jo, čia viskas gyvai. gyvai vyksta actionas? Viskas gyvai, taip. Jo. Wow. O čia buvo Ispanijoje. Nu, Va, o čia yra face replacement. čia face replacementas. Čia esi tu, bet... Taip. Ok. Čia irgi tikrame aukštyje, ar čia aikštelė pagaminta? Aikštelė pagaminta, bet aukštas tikras. 10-12 metrų. O čia irgi netyčia susprogdino visą studiją. Prašau. Mes tikrai čia susprogdinom netyčia studiją. O per daug buvo. Ir vėl kam nepasitaiko, ne? O kai planavot nesusprogdinti studijos, o susprogdinti studiją? Nu, jo, iš tikrųjų čia buvo toks incidentas būtent per tos filmavimus, kur aš dalyvavau ir mes kaip tik filmavom vieną sceną ir tik girdim, kad ten viskas skrenda ir mes netyčia susprogdinom tą 007 asmeninį tą studiją. Nu, bet po to greitai o sutaisė. Geras. Kuri tavo scena, nu, anot tavęs, pavyzdžiui, kokioj tu sudėtingiausiai dar scenoje esi, ar drakonų scena degimo ir būtų tai? Nu, jos visos iš tikrųjų skirtingos, nes... Skirtingai sudėtingumai? Jo, sudėtingumai, nes, o pavyzdžiui, o kai kur reikia judėti daugiau, bet, pavyzdžiui, daugiau gaunat, pavyzdžiui, ten smūgį dar kažko, arba, kaip, pavyzdžiui, degimas jis yra vienas, bet, o paruošimas yra ilgas etapas ir, nu, o čia taip labai sunku palyginti, bet jo, sakysim, kada jūs kažkas degina, gal, nu, nelabai malonu kartais būna. Esu girdėjęs taip, kad... Taip, prašau. Taip, porą klausimų būtų. Pirmas klausimas būtų, ar turit gyvybės draudimą? Jo, o visi jo kaskadininkai, jie negali pradėti darbą, jeigu pas jūs nėra, ten yra specialus insurances, kur, nu, būtent Anglija arba ten Amerikoje, kuris, jūs abejoju, jūs negalite jokių būdų pradėti darbą. Aha, o antras klausimas, ar turit nuo darbo kokių likusių randų ar kažkokių neužgyjusių? Norėtumėt pažiūrėti? Ne, nu gal tokių, kad galima pamatyti, ne.
Ir gerai. Ok, ar mes turime dar kokių klausimų? Yes, sir. Sakykite, kiek esate turėję traumų? Ir kokių? Skaičiuojam. Stuburas. Stuburas. Check. Taip. Nu, gal 5 kartus susilaužė nosį, gal. Nosį. Ne, čia nieko nėra jo. Ai, čia nosis yra tik tai, kad... Fake. Kaip nosis būna susilaužama? Labai skausmingi. Nosis skauda? Labai. Jūs verkite po porą minučių, nuo to, kad labai didelis skausmas. Ja. Geras, gerai. Nosis. Nosis. Nu, ir po to labai daug susimušimų buvo. O gerai, kad čia nebuvo lūžių. Bet susimušimai tokie, kur gali ir pusę metų jūs galite gydytis jau. Okay. Bet tokių buvo, aš net negalėčiau suskaičiuoti. Bet ten kažkoksai tai patempimas, čiurnos, išsisukimas, čia ne traumas, ne? Ne. Ne. Nesiskaito. Daug. Atsakymas yra nemažai. Taip. Buvo smalsu, ar esate dirbę su Vin Diesel, nes kiek žinau, aktorius yra sudėtingas, kaip ir dirbti su juo. Tai... Jo, aš kaip tik jau dirbu, jis kaip tik... Jo, aš jau dirbus, jo. Aš tokius gandus girdėjau, taip. Jūsų politiškumas, politkorektiškumas yra fantastinis. Taip, taip, taip. Ar dar turime kažką tai? Ponios ir ponai, mes turime dar vieną. Paskutintą, man atrodo, mes 4 dar turime. Jo, taip. Nu, o čia daugiau, nes mes labai jau dažnai irgi turime vaidinti. Tai čia vat viena iš tokių... Nes tu esi ne tik tai stuntmenas, tu esi ir aktorius. Jo, kaip aktorius. Vaidinantis stuntmenas. O mes jau dažniausiai Anglijoje vaidinam stunt actor. Stunt actor. Tai čia kaip Jackie Chanas. Nu, maždaug. Pažiūrim. Kiek tu kartų esi miręs? Daug, nes aš nežinau kodėl. Aš negalvoju, kad aš blogas žmogus, bet visą laiką vaidinu blogėti. Bet miręs tu esi praktiškai kiekvienam filme ir po porą kartų kartais. Jo, aš net atsimenu, mano pats, čia buvo kaip tik Guardian of the Galaxy, aš turėjau kovoti su Dave Bautista. Bautista yra gana išvaizdus drūtas vyras. Jo, ir aš turėjau su juo tokią sceną, kur ten buvo Flying Knee. Ir mane kartais klausė, ar tu gali nusileisti čia? Aš sakau, pažiūrėkite į jį, nes po kiekvieno smūgio, nes jis labai didelis ir aš ten apie 3 metrus skraidinu ir čia buvo 27 dubliai. 27 dublius tu iš Batistos gavai į mokslinis terminas, man atrodo, padychas yra, ne? Ne, nu čia kada žmogus... Flying knee. Flying knee, jo. Čia jau kada jis iššoka, jis negali kontroliuoti. Aš jau turiu jau stabdyti realiai, nes jis negali, nes jis tada, gali, taip atsitinka, kad aš jau turiu pasimti tą smūgį, kad atrodytų gerai. Wow, ir tu esi vaidinęs su absoliučiai visais didžiausiais, jeigu yra kažkas tai... Nu, jau mažai liko, kur... Yra dar kažkas tai likęs, su kuo norėtum? Jau ne. Prašau. Sveiki, tai 2 klausimai. Pirmas, ar esi kažkas nors taip susižeidęs, kad negalėt ilgai dirbti ir jeigu susižeidė, tai kiek išmokėjo draudimas? Draudimas, neįmanoma, ten daug pinigų, bet kaip tik ta scena, kur aš jums sakiau, 27 kadrai, aš buvau stipriai traumuotas, nes aš kaip tik irgi prieš tai dariau, pas mane labai skaudėjo krūtinė labai stipriai. Ir aš turėjau gerti tikrai tokius labai stiprius medžiagus, kad aš išgeriu, tada viskas gerai ir tada viskas padarom, bet po 3-4 valandų aš vėl ateinu ir negaliu judėti. Tai vat kartais taip. Realiai tau būna dienų, kai darbas vyksta ant nuskausminamųjų?
O čia buvo tik porą kartų. Tik porą kartų. Kada aš nenorėjau kad, aš galiu pasakyti, kad aš, o nenoriu. Gali nusirašyti, O tos bet- scenas, jo. Ir tada pastatysiu kitą žmogų, bet, o dėl to, kad, supraskite, aš ten, o ne vietinis. Ir aš irgi nenoriu pasirodyti, kad aš stiprus. Kad atvažiavo čia litovcai, slovakai. Jo. Tai va tokių. Turi atstovėti, taip, broli, Tai turi va, atstovėti. atstovėjau, taip. Taip. Sakėt 2. Taip. O kiek išmokėjo draudimas dėl sužeidimų? Ai, va, jo, teisingai, ačiū Jums labai. Jo, išgyvenau tikrai. Užsidirbti iš to Jo. neužsidirbsi, bet pradžia nebloga. Gerai, jeigu mes daugiau neturime klausimų, pojos ir ponai, šiandien su mumis buvo Andrei Rebakon. Ačiū Jums labai, kad klausėte. Broli, fantastika, ačiū tau labai. Sekite mūsų programą ir dalyvaukite kitose paneliuose. Ačiū labai, kad klausėte. Iki. Ačiū.